Sveiki, mano vardas Erika Pakalnė, esu nutriciologė. Šiandien pakalbėsime apie pagrindinės mitybos taisykles, nuo kurių reikėtų pradėti, norint būti sveikais ir jaustis puikiai. Tad likite iki galo, spauskite patinka ir parašykite komentaruose, ar šis vaizdo įrašas buvo jums naudingas. Pradėkime nuo labai svarbios tiesos. Tai, ką valgome, tiesiogiai veikia mūsų savijautą, išvaizdą, energijos lygį ir net nuotaiką. O subalansuota ir pilnavertė mityba – tai ne dieta, o gyvenimo būdas. Iš nutriciologijos perspektyvos išskiriami keli svarbus principai, padedantis palaikyti gerą sveikatą ir subalansuoti kūno svorį. Pirmoji, auksinė taisyklė – tai pradėti rytą nuo 1 ar 2 stiklinių šilto vandens. Raktinis žodis čia yra šiltas. Vandens temperatūra turėtų būti apie 40–45 laipsnių. Per karštas vanduo gali pažeisti virškinimo trakto gleivinę, tad būkite atsargus, nes stemplė neturi skausmo receptorių. Vanduo neturėtų būti karštesnis nei 60 laipsnių. Rekomenduoju pradėti nuo 40 laipsnių ir po truputį vandens temperatūrą didinti, palengva ir švelniai pratinant savo organizmą. Kodėl tai svarbu? Šiltas vanduo tuščiu skrandžiu suaktyvina virškinimą, skatina žarnyno peristaltiką ir paruošia organizmą maistui. Vanduo taip pat yra pagrindinė tulžies sudedamoji dalis, o tulžis pagrindinis organizmo antiseptikas. Jei kamuoja vidurių užkietėjimas ar migrenos, tikėtina, kad turite problemų su tulžies nutekėjimu. Šiltas vanduo ryte ir visos dienos metu gali padėti tai išspręsti. Kasdienis 200–400 ml šilto vandens vartojimas tuščiu skrandžiu pagreitina medžiagų apykaitą, o tai padeda deginti riebalus. Šiltas vanduo atpalaiduoja raumenis, mažina spazmus, menstruacijų skausmus, palengvina PMS simptomus. Taip pat padeda kovoti su odos problemomis – akne, sausumu, nes tai yra susiję su tulžies ir limfinės sistemos veikla. Šilto vandens vartojimas valo kraują, gerina kraujotaką, naikina toksinus ir visceralinius riebalus. Taip pat teigiamai veikia nervų sistemą, gerina miego kokybę. Vos po 3 savaičių tokio paprasto įpročio pastebėsite, kaip pagerėjo virškinimas, ryte yra lengviau atsikelti, pradėjo valytis oda. Ir tokie teigiami pokyčiai vien nuo vieno mažo įpročio ryte išgerti stiklinę arba 2 šilto vandens tuščiu skrandžiu. Šaltas vanduo ar net kambario temperatūros vanduo atvirkščiai dirgina gleivinę ir spazmuoja virškinimo traktą. Antra taisyklė – gerti pakankamai vandens visą dieną. Rekomenduojama paros norma kiekvienam žmogui yra individuali, tačiau formulė labai paprasta. Ne mažiau kaip 30 ml vandens 1 kg kūno svorio. Tai pavyzdžiui, jeigu žmogus sveria 70 kg, tai 70 × 30 bus 2 litrai ir 100 ml. Kiekvieną kavos puodelį mes kompensuojame papildomą stiklinę vandens. Jei neišgeriate savo rekomenduojamos paros normos, kankins dehidratacija, medžiagų apykaita bus lėtesnė, gali augti svoris ir kraujas bus per tirštas. Ar jūsų kraujas yra nei per tirštas, nei per skystas, galite sužinoti pasižiūrėję į savo trombocitų kraujo rodiklį. Trečia taisyklė – kruopščiai kramtyti maistą ir nežiūrėti televizoriaus ar į telefoną valgymo metu. Daugelis galvoja, kad virškinimas prasideda skrandyje, bet iš tikrųjų jis prasideda dar burnoje. Seilės turi virškinimo fermentų ir antibakterinių savybių, tad nekramtant tinkamai virškinimas nukenčia. Be to, maistas, kurį kruopščiai kramtome, sušyla iki kūno temperatūros ir taip yra lengviau suvirškinamas. Jei kankina pilvo pūtimas, pabandykite kurį laiką gerai sukramtyti maistą iki košės konsistencijos. Rekomenduojama 30–40 kramtimų vienam kąsniui. Taip kramtydami ir suvalgysite mažiau ir pastebėsite, kad pavyzdžiui, grikiai, ankštiniai ilgai kramtant įgauna salsvą skonį. Ketvirta taisyklė – negerkite skysčių valgio metu – arbatos, kavos, sulčių, gazuotų gėrimų. Per daug skysčių valgant trukdo virškinimui, skiedžia skrandžio sultis ir blogina maistinių medžiagų įsisavinimą. Vandenį rekomenduojama gerti 30 minučių prieš valgį ir 1 valanda po jo. Penkta taisyklė – valgykite reguliariai ir tuo pačiu metu. Kūnas mėgsta tvarką. Jei valgome kasdien tuo pačiu metu, virškinimo sistema prisitaiko, pradeda laiku gaminti fermentus, mažėja noras užkandžiauti ir persivalgyti. Šešta taisyklė – atsisakykite rafinuotų angliavandenių.
baltų miltų, baltų ryžių, cukraus, makaronų ir bandelių. Rafinuoti angliavandeniai neturi maistinių skaidulų, jie sukelia cukraus šuolius organizme ir kenkia žarnyno mikroflorai. Vietoj jų rinkitės sudėtinius angliavandenius. Tai produktai, kurie turi daug maistinių skaidulų, maitina gerąsias bakterijas žarnyne ir suteikia sotumo jausmą ilgam. 7 taisyklė – ribokite druskos vartojimą. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojama druskos paros norma 5 gramai, tai yra maždaug 1 arbatinis šaukštelis. Statistinis žmogus suvartoja 10-15 gramų druskos per dieną. Atkreipkite dėmesį ne tik į tai, kiek druskos jūs vartojate namuose, bet ir kiek jos yra pirktiniuose produktuose. Iki 70% visos suvartojamos druskos gauname iš perdirbtų produktų – padažų, dešrų, pusgaminių, čipsų. Kiekvienas papildomas gramas druskos padidina nutukimo riziką 28% vaikams ir 26% suaugusiems. Be to, druska didina kalcio išskyrimą su šlapimu, o tai silpnina kaulus ir skatina osteoporozę. Ir 8 taisyklė, mano mylimiausia, tai yra pilnavertė mityba. Kiekvieno valgymo metu jūs turite įsitikinti, kad jūsų lėkštėje yra baltymai, sveiki riebalai ir sudėtiniai angliavandeniai. Tai baltymai būtų mėsa, žuvis, subproduktai, jūros gėrybės, ankštiniai. Sveiki riebalai – tai riebi žuvis, nerafinuoti aliejai, riešutai, sėklos, avokadai ir sudėtiniai angliavandeniai yra daržovės, viso grūdo kruopos, geriausiai be gliuteno ir žalumynai. Taip valgant, jums nereikės užkandžiauti, užteks valgyti 3 kartus dienoje, nes organizmas gaus visas maistinės medžiagas, kurių jam reikia, o pertraukos tarp valgymų leis virškinimo traktui pailsėti. Mes jau esame nufilmavę video apie mitybą ir viršsvorį, rekomenduoju pasižiūrėti visiems, net jei neturite problemų su svoriu, nes tame vaizdo įraše gan plačiai papasakoju apie pilnavertę mitybą ir kokiu metu yra geriausia valgyti. Šiandien tiek, tai buvo paprastos, bet labai veiksmingos taisyklės, kurios padės jums jaustis gerai kiekvieną dieną. Ačiū, kad išklausėte šį video iki pabaigos. Jei norite dar daugiau tokių patarimų, spauskite laiką, prenumeruokite šį kanalą, tai mums didžiulė motyvacija toliau kurti tokius video ir jeigu norite, galite paremti šį edukacinį projektą. Nuorodą rasite aprašyme apačioje. Iki susitikimo naujose video apie sveikatą ir nutriciologiją. Iki!